Jums klausimą tiesiog noriu užduoti, ar dažnai nesusikalbat, ar jaučiatės nesusikalbantis, ar kad sunku susikalbėti su kažkuo? Ar dažnai tokios situacijos pasitaiko? Apie nesusikalbėjimą. Taip. Būtent, kad kalbėsi ir matai, kad kažkas ne taip, arba lyg ir jausmas yra, kad kalbat apie tą patį dalyką, bet žodžiai maišo. Taip būna. Kokios tai situacijos, arba ar išskyrėt kažkokius tai panašumus, gal bendrumus, radot, kad visada su tokiais žmonėm, arba visada tokiose situacijose, arba visada, kai yra tokia emocija? Būna, kad yra tam tikri žmonės, tai tikrai. Ir būna, man tai toksai vaizdinys, ir aš pati galiu pasakyti, kad aš galiu turėti tokį momentą, aš tą įsivaizduoju, man toksai vaizdinys visą laiką kyla, kad atrodo, kad tada žmogus nori labai daug pasakyti savęs. Ir aš pati galiu norėti labai daug pasakyti iš savęs kažkokiu tai reikalu. Kaip pasakyti yra svarbiau negu išgirsti. Taip. Kaip tas pasidalinimas yra svarbiau, kad kažkoks žodis tiesiog atrodo, kaip iš to anekdoto apie egzaminą, kur įsitraukė klausimą apie dramblį, o ruošėsi apie muses ir sako, dramblys turi, blusuos tiksliau. Ir sako, dramblys turi blusų, tada apie blusas varo. Tai man kartais atrodo, tame nesusišnekėjime būna taip, kad vienas iš pašnekovų, galiu būti ir aš, išgirdusi kokį nors kodinį žodį, kuris ištempia visą dramblį iš paskos, gali būti taip, kad viskas tas ir išklota, kur pasisakyti tada tampa svarbiau negu išgirsti. Man tai susikalbėjimas asocijuojasi su smalsumu. Tai yra, kai smalsu, tada ir žodžiai nebe tiek kliudo, nes atsiranda klausimų, atsiranda smalsumo domėtis, o ką sudedi į tą žodį, koks turinys tada sueina. Tada būna lengviau susikalbėti. Ypatingai sunku susikalbėti tada, kai vienas žmogus, kalbantysis dar nepabaigia sakinio, bet jau norisi kažką tai jau pakomentuoti apie tai, ką sako. Arba jau žinau, kaip pabaigs, tada, manau, daugiau tų nesusikalbėjimų ateina. Kiek mane kartų yra nustebinę tokie momentai, kur aš visą laiką galvoju, aš žinau jau, kuo čia baigsis, ir žmogus pradeda pasakoti ir sakau, jo, žinau. Ir kai leidžiu žmogui užbaigti mintį, pasirodo, visai kitaip negu aš žinojau kabutėse, ir mane nustebina tas žmogus. Tai nustojau tiesiog pertraukinėti, nebent kažką labai atlepia ir aš pradedu kartu džiaugtis, kad aš žinau, jo, man irgi tai būna. Ir tada pajunti tą kažkokį bendrumo jausmą ir tiesiog abu džiūgauji, nors supranti, kad galima būtų džiūgauti toj pačioj situacijai dėl visai skirtingų dalykų. Ir tai nėra susikalbėjimas. Aš kažkaip pagalvojau, kad susikalbėti, tarkim, kiek aš pastebiu, trukdo toks elementarus dalykas kaip savaime suprantama. Tai yra krūva įvykių, reiškinių, žodžių, įvairiausių tokių aspektų, kurie yra lyg ir savaime suprantama. Tai negi klausia apie tai. Tai yra taip aišku ir suprantama. Ir po to, kai pasitikslinė su tuo žmogum konkrečiu, pasirodo, ne, mes tą patį reiškinį visai skirtingai interpretuojam. Kažkada tokį pavyzdį turėjau, kaip su kitos tautybės žmogum tariesi susitikti po pietų ir vienam po pietų yra apie 1 valandą, kitam po pietų yra kažkur tai apie 4-6. Tai susitarę susitikti po pietų gali taip ir nesusitikti. Tai va čia apie tą nesusikalbėjimą. Taip, man dar trukdo su visažiniais susikalbėti, kur yra jau iš karto aiškus paruošti atsakymai, paremti kažkokiam knygom, kažkokiam, tai tarkim, kažkokiu perskaitytų dalykų ir tas žinojimas toksai, visiškai nuginkluojantis, viskas, žinau ir viskas, kai nėra leidžiama kvestionuoti kažkokio dalyko, bet to smalsumo, apie ką Vincas sakė, kad be to požiūrio kitokio, kaip tu sakai, kad galimybės prileisti. Bet šitaip ir viskas, tokiam aksiomum, atrodo, ir apie viską yra atsakymai. Man tai atrodo, kad čia yra tokia žmonių laikysena, kurie jie nesiekia susikalbėti, nesiekia dialogo, jie tiesiog siekia būti visažiniais. Tai yra
klauso tavęs, išgirsta kažkokį raktinį žodį, į kurį jie turi paruoštą tą atsakymą, kaip tu sakai, kažkokią sentenciją, gilią mintį ar dar kažką tokio. Bet tai man tokie tušti pokalbiai, kur, ar aš apie lietų, ar apie orą šnekėčiau, vandens temperatūrą, ar su tokiu žmogum kalbėčiau. Tiesiog kiekvienas išlieja vieną savo visą žinystę, kitas savo kažkokius tai neramumus, mintis ar apie ką norėtų padiskutuoti, bet išsiskirsto taip ir nesijausdami pasikalbėję. Klausimas, kodėl iš vis yra svarbu susikalbėti? Kada tai yra svarbu? Ar gal svarbiau yra tiesiog išsikalbėti, o nesusikalbėti? Man atrodo, čia yra apie kažkokią... Man geras pokalbis yra iš tiesų vienas iš didžiausių malonumų. O ką man tai reiškia, ką aš laikau gerų pokalbių, arba kaip aš jaučiuosi gerai pasikalbėjusi, tai jaučiuosi po to pokalbio pasikeitusi. Kad atrodo, kad mano vidinis DNR'as susitiko su kito žmogaus vidiniu DNR'u per tą dialogą ir kažkokiamis dalelėmis pasikeitė. Kad pasikeitė, ar požiūris praplatėjo, ar kažkoks atsakymas radosi, o gal kilo papildomų klausimų, kur smalsauti. Man susikalbėjimas tai yra pažinimas pasaulio platesnis, pažinimas tavo pašnekovo ar savęs paties per tą pokalbį. Kažkoks praturtėjimo aktas kažkoksai tai. Bet tai būtent, ar čia yra, dabar atkilo mintis, ar čia yra apie susikalbėjimą, ar tiesiog apie pokalbį, apie gerą, kokybišką pokalbį? Tam, kad įvyktų geras, kokybiškas pokalbis, reikia suprasti vienas kitą. Apie ką mes čia šnekam. O gal tiesiog, kaip Vincas sakė, būt smalsiam? Bet tai irgi smalsumas yra apie kažkokį dalyką. Man tai smalsumas yra apie kito žmogaus, ką tu sakai, Eglė, man skamba apie pajautimas, o kaip kitas žmogus gyvena, koks žmogaus yra pasaulis. Tai yra, kaip tos pačius reiškinius išgyvena būtent tas žmogus, su kuriuo aš dabar kalbuosi. Tai yra, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus sako, netekau darbo. Daug kas yra netekęs darbo, pavyzdžiui, esu netekęs darbo. Tai jau žinau, ką reiškia netekti darbo. Tai yra, bet aš žinau, ką reiškia man netekti darbo. Aš nežinau tam žmogui, ką reiškia netekti darbo šiuo metu, šio darbo, šiuo konkrečiu metu. Tai yra, gali būti visiškai skirtingi patyrimai. Ir tas būtent pasaulio pažinimas kito žmogaus, tai yra įlipimas į kito žmogaus batus, o kaip ten tas žmogus gyvena su tuo, ką aš žinau apie save, bet nežinau, kaip kitas išgyvena. Tai man tas smalsumas yra apie tai, kad apie žinojimą, kad aš galiu išgyventi kitaip nei kitas žmogus. Ir mano žinojimas gali nepadėti, o kaip tik patrukdyti. Tai tada, manau, ir atsiranda tas smalsumas, o tai kaip tu ten gyveni? O tai kaip tau būtent šitas dalykas, su kurio susiduria? Kaip tu jame esi, kaip tu jame gyveni, kaip tu jautiesi, ką tu sudedi į tos žodžius, ką tu dabar man sakai, tai yra tokio, labiau tokio išgirdimo apie vidinį pasaulį, nes žodžiuose būna pasislepia daug dalykų, kur, kalboje, žinom, ką reiškia žodis, žodinę galim pasižiūrėti, bet tai nieko nepasako, kaip žmogus išgyvena būtent tą patyrimą, kurį vilko į konkretų žodį. Kad ką reiškia, mes turim tokio nuostabų jausmą, lietuvišką, kaip gyveni normaliai. Tai normaliai galima gyventi, manau, kad labai labai įvairiai. Taip. Kas tau yra dabar normalu? Tai yra, ar niekas nesikeičia, ar kaip tik daug pokyčių vyksta ir tai tau dabar yra normalu? Ką reiškia normaliai? Taip. Visiškai, tai praktiškai nieko nepasako ir kaip tik, manau, smalsumas ir padeda atskleisti, o kaip žmogus gyvena. Taip, ir smalsauti galima netgi per 3 dalis, kai dabar tu papasakai, man net atsiskleidžia 3 kažkokie tai momentai, ne? Kad galima smalsauti apie tai, kaip žmogus jaučiasi, papasakot, apie jausmus, galima išgirsti faktus, kurie yra, kas įvyko realiai, ir 3 dalykas, o kogi norisi iš to, iš to, kame dabar esi.
dalinantis, ar ne? Tokios, čia išpreparuoti, bet tokie dalykai, į tą patį normalumą gali eiti visi 3 dalykai, kuriuos aš pasakiau, gal jų ir daugiau yra. Jei kalbam apie, tai ką jūs pašnekėjote, tai man yra apie gerą kokybišką pokalbį, po kurio išeini, kaip tu, Eglė, sakei, toks praturtėjęs kažkoks su kažkokiom įžvalgom, ar jautiesi visai kitaip, ar ne, kažkas tai pasikeitė viduje. O kai aš galvoju apie susikalbėjimą ir kuo tai gali būti svarbu, aš galvoju, kad vis dėlto susikalbėti reikia tada, kai mes kažko norim, mes siekiam kažkokio tikslo, mes turim kažką tai pasiekti, ar kartu, ar individualiai, bet apsibrėžti konkrečiai, kur link einam, arba koks turi būti rezultatas, arba ką mes turėsim daryti ir panašiai. Ir kažkaip mąstant apie tai, man kilo tokia mintis, kad susikalbėjimas yra vėlgi tarp 2 pusių, kaip mažiausiai, ar ne? Bent jau 2 asmenys tenai dalyvauja 2 pusės ir galvoju, kad susikalbėti dažniausiai siekia hierarchiškai žemiau esanti grupė. Čia kilo tokia prielaida, tokia mintis, ar ne, kaip pavyzdys. Tarkim, darbuotojui yra svarbiau susikalbėti su darbdaviu arba tiesioginiu vadovu, nes priklauso jo įvertinimas, jo kažkoks rezultatas, galbūt atlyginimas ar tai, ką jam reikia pasiekti, jis labiau stengiasi susikalbėti. Tarkim, vėlgi, kiek esu mačius tokių variantų, kokiam, pavyzdžiui, restorane, ar ne? Ateina klientas, kuris pateikia savo užsakymą taip, kaip nori, o padavėjas privalo jį išgirsti ir išgirsti teisingai. Kitu atveju jis atneš ne tą užsakymą, klientas bus nepatenkintas, išsiūs atgal į virtuvę arba išsiūs padavėją kuo toliau ir dar kažkas tokio, ar ne? Vėlgi, žemiau grandyje esantis žmogus, tai šiuo atveju yra aptarnaujantis personalas, jis yra labiau suinteresuotas. Studentas, vaikas, moksleivis, vėlgi, yra labiau suinteresuotas susikalbėti su dėstytoju, mokytoju, kažkuriuo iš tėvų, nes jiem kažko tai reikia, ar ne? Jie yra žemiau toj grandy. Ir va taip toks jausmas, kad silpnesnė pusė labiau yra linkusi į ieškoti va to susikalbėjimo. Ne iki galo, su tim sutikčiau, gal tokia tendencija ir yra, bet man atrodo, kad jeigu paklaustumėm tų pačių vadovų, jeigu darbuotojų atžvilgių, tarkim, tai jiems irgi svarbu, kad būtų tikslas pasiektas, tinkamai ištransliuoti, ko nori iš savo darbuotojų. Čia aš dar iš savo profesinės pusės galiu pasakyti, kad... Tai... Tu kalbė apie sąmoningus žmonės. Tu kalbė apie tą idealų pasaulį arba tą burbulą, kuriame, pavyzdžiui, mes 3 esam, ar ne, mūsų bendruomenė, to pati verslo aplinka, kur mes esam ir kur mes stengiamės. Nesvarbu, hierarchija jos nėra. Mes stengiamės girdėti vieni kitus, susikalbėti, aptarti tai, ką išgirdom, bet išeinam už šito burbulo ir pasižiūrim, kokie yra realiai žmonės, koks yra pasaulis, koks yra gyvenimas. Netgi tas pats darbdavys sako darbuotojams, jūs turit padaryti šitaip. Ir darbuotojų tikslas, kaip, ką turėjo omeny darbdavys, jis pergyvena dėl to, ar taip suprato, ar ne. Gerai, dabar aš darausi remontą, tai aš dabar silpnoji pusė esu, ar tie, kurie man statybininkai daro remontą, yra silpnesnė pusė. Nes aš jaučiu svarbėsi išaiškinti, ko aš noriu. Taip, nes tu priklausai nuo jų. Kaip vaikas priklauso nuo tėvų arba mokinys nuo mokytojų dažnu atveju. Nes mokinys gali gerai labai mokytis, bet kažkoks nesusipratimas su mokytoju, kažkur nesusikalbėjo ir jis gali gauti blogą įvertinimą. Tai čia apie galios tokį momentą, taip, ne? Kad taip, svarbu, taip. Tam, kas turi mažiau galios, yra svarbiau susišnekėti, negu tam, kas turi daugiau galios. Ne? Gal ir taip? Čia ką tu kalbi, taip skamba apie tokį įtikimą. Gali būti. Kad įtikti. Iš vienos pusės gali ir taip atrodyti. Tai yra, nes tavo pavyzdžiai yra apie išgirdimą, ko kitas nori. Taip. Ir aš esu realybėj mačius, pavyzdžiui, tokių pavyzdžių, kaip, tarkim, žmogus darbo aplinkoje, ar ne? Su savo klientais
jis yra dėmesingas, atidus, pakartoja, tiesiog aiškinasi labai, labai išsamei, ko nori klientas. Ir tas pats žmogus namuose, namų aplinkoje su savo šeimos nariais. Jis negirdi, ką sako vaikai, jis nesigilina į tai, apie ką yra kalbama, tiesiog jo, gerai, taip, aha, o paskui klausimas kyla, o kodėl tu to nepadarei, o kodėl tu taip pasielgiai, o tu man to nesakei. Tai yra su klientu vienaip, jis yra svarbus, reikia kreipti dėmesį, reikia susikalbėti, šeimoje jau galima atsipalaiduoti ir viso to, vat ką darai darbe, viso to neperkelti į namų aplinką. O čia iš ko taip kyla? Iš to, kad vienur suteikiama svarba, kitur nesuteikiama? Kažkas čia skiriasi tokia esmingai girdžiu. Nes aš tai nemažai susiduriu su tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui žmogus bando kaip darbuotojas būti tokio, kaip čia išsireikšti lietuviškai, gerų performerių. Tai yra gerų darbuotojų, gerai atlikti užduotis, gerai būti vertinamų darbuotojų ir tada sunku yra realiai netgi paklausti, atsiranda toks sunkumas paklausti tikslinantis, o ką turi žmogus omenyje, nes toks atsiranda menamas lūkestis, kad jau pasakė, tai tiek, kiek pasakė, tai dabar turėjau iš to suprasti ir jau reikia įvykdyti. Tai yra dalį, ko nesupratau, reikia atspėti. Tai yra tokias ilgas antenas turėti ir su jomis atspėti. O namie, pavyzdžiui, atsijama tada, o tai kodėl tu manęs nesupranti, taigi čia savaime suprantama, lygiai tą patį perneša tik tais atviršiai, pavyzdžiui. Tai yra, kad atsiranda siekis toksai kompensuoti ir manau, kad būtent nesusikalbėjimas ir įvyksta tada, kai nėra vietos tikslinimuisi, yra daug savaime suprantamų dalykų, yra ir taip aišku, žodžiai turi tik tais vieną reikšmę, daug tokių taisyklių, kai atsiranda, tai tada tikrai sunku yra susikalbėti. Bet šito tarsi atrodo, kad jau visiškai, jeigu taip žiūrint, mes kalbame apie nesusikalbėjimą ir dabar iš tų visų pavyzdžių, tai tarsi užkulisiuose yra noras įtikti, būti pripažintam, būti vertintam, užskaitytam. Tam tikrų būdų matomam. Taip, tam tikroje šviesoje turi būti žmogus matomas. Tai aš noriu būti pamatytas, toks ir anoks. Tai noriu būti ten darbštus, ten protingas, ten greitas, ten atsakingas ar dar kažkoks tai. Nesinoriu pasimatyti nesuprantančių, pavyzdžiui. Ir manau, kad baimė būti nesuprantančiam kliudo susikalbėti. O kas padėtų tada įgauti drąsos, kviečiant, tarkim, tikslinantis, aiškinantis, bandant susikalbėti, kad neatrodytų tai, kad žemesnės pozicijos, nes atrodo, iš tavo pavyzdžių, tai atrodo, kad jeigu tu klausi, tai tu jau taip silpni, pagal Ievos hierarchiją jau taip žemesnis, nes klausi, tai dar, kad klausi, tai dar žemėjai su kiekvienu klausimu. Toks kvailokas, nes nelabai supranti, tai tarsi, nors tu turėtum suprasti. Man tai padeda tuo, kad aš žinau, kad į žodžius galim sudėti skirtingas prasmes. Tai reiškia, kad man svarbu yra tada pasitikslinti, ką žmogus sudeda ir aš galiu nežinoti. Tai yra, turiu tokią galimybę nežinoti, tai nieko nepasako blogo apie mane, tai labiau pasako apie mano poreikį domėtis ir smalsauti. O ką tai reiškia, o kaip, tai yra apie tą domėjimąsi. Man tai legalizuoja domėjimąsi, nes kad žodynė žodis užrašytas su tokia prasme, tai netgi žodynuose būna kelios prasmės to paties žodžio paminėtos. Tai kurią tu čia dabar turėjo omenyje? Iš kur man dabar žinoti? Man tai legalizuoja, kad aš galiu nežinoti. Bet girdžiu ir kaip tėvas sakė, kad, tarkim, pavyzdžiai yra tokie iš sąmoningų, iš geranoriškų pusės, ne? Bet o kaip klausti to, kuris nesąmoningas ir negeranoriškas ir nepasirodyti dunduku, kad tu perklausinėjai čia? Čia, žinai, atrodo, kad, kaip sakai, dunduku man neskauda tai pasirodyti.
Bet jeigu aš esu paslaugos teikėjo pusėje ir aš kalbu su savo klientu, aš nenoriu pasirodyti dunduku. Taip. Nes kitą kartą aš galiu užsakymą ar negauti, kad tau šitas, žmogus, kuris savo srities specialistas, manęs klausinėja elementarių savaime suprantamų dalykų, vėlgi to paties. Savaime suprantantis dalykai vėl atsiranda. Ir tada aš tokia girdžiu tarsi taisyklę, kad jeigu klausinėjai, tai nesupranti. Taip. Ir tai rodo tavo negilinimas ir siekį suprasti, o rodo tavo tiesiog kažkokį tai buką nesupratimą. Tarsi. Nepakankamumą tavo kažkokį, nes jeigu tu būtum pakankamas, tai tu išgirdai 3 kodinius žodžius, nuėjai, sukūrėjai stebuklą, atnešėjai, užsakovas sako tas. Va to ir tikėjausi. Na tai čia ir tą būtent ir parodo, ką reiškia gyventi tarp savame suprantamų dalykų. Bet ar čia tada vyksta ar čia yra susišnekėjimas tada įvyksta, ar čia įvyksta atspėjimas? Atspėjimas. Netyčia dar dažniausiai. Taip. Tyčia, netyčia, tai gali būti toksai educated guess, tai yra toksai paremtas praeitimi kažkoks, tai pažįsti kažkiek tai žmogų, pavyzdžiui, žinai, ko galėtų tenais. Bandymas nuspėti, remiantis tam tikrais kažkokiais tai faktoriais. Bet kokiu atveju tai vis tiek lieka spėjimas ir jisai kelia tikrai daug įtampos. Ir toksai įdingas, nes atrodo, kad tada tokiu būdu, nežinau, yra šeimų, kuriuose vaikas yra taip auklėjimas, kas turi atspėti tėvų poreikius. Taip. Ir tada tas pats mechanizmas persikelia į tolimesnį gyvenimą, į darbdavio ir darbuotojo santykius, kur toliau sėkmingai turi atspėjinėti. Tokie yra patys nuostabiausi darbuotojai. Taip, ir nuostabiausi vaikai. Taip. Nuostabus yra vaikai, tie, kurie žino, ko jau reikia, pageidatina dar yra paklusnus ir daro tai, ką reikia, net nepasakius, nes tokie susiprantantis. Minčių skaitytojai praktiškai. Taip, bet man čia nėra apie susišnekėjimą. Ne, tai nieko bendro neturi apie susikalbėjimą, tai yra puikus atspėjikai. Tada ir tai gali persikelti ir darbo aplinką. Lygiai tas pats, tai yra bandymas atspėti, ko kitam reikia, ko kitas norėtų, bandymas įtikti, kartu tai kelia žiauriai daug sunkumų, nes atspėti tai yra, visų pirma, tai yra vienas šūvis. Tu turi vieną šūvį ir šauni į rūką. Tai yra keišausia, tada tik tais pamatysi, kurį taikinį, kiek toli nuo taikinio ar jį pataikiai. Tai yra labai daug įtampos keliantis dalykas. Tai susikalbėjimas, manau, kaip tik tai gali mažinti. Kartu yra tam tikrų taisyklių, pavyzdžiui, apie savame suprantamus dalykus. Aš nesuprantu, kaip tu nesupranti. Iš karto susikalbėjimas jau kaip ir, jau sumažėja jam vietos. Bet man tai taip labai liūdnai skamba, nes atrodo, kad, nežinau, kiek šansų yra, kad vis daugiau ir daugiau žmonės norės visgi susikalbėti net ir iš hierarchinės pozicijos. Kad prasme pradės matyti tie, kas yra aukščiau. Taip, prasme labai paprasta pamatyti, kiek atsiranda klaidų. Tai yra, kad užduotis yra atliekamos visiškai ne taip, kaip buvo norėta. Tai kuris čia dabar kaltas? Tik dundukas reikia pakeisti atspėjikų? Taip, vienas variantas, bet jeigu tavo kolektyvas yra pilnas tokių dundukų, tai gali būti, kad reiktų veidrodžio tada pasižiūrėti, ar tai tikrai aiškiai komunikuoja, ar kokią erdvę tada sukuri, kad žmonės kažkaip tai aplinkui tu samdai žmonės, kurie tavęs neatspėja, tai, o gal netaip komunikuoja tada. Tai yra, kad vietos pritrūksta, pavyzdžiui, jiems domėtis, klausti, kad jie iš tikrųjų suprastų žmonės. Aš tai kažkaip stebiu pokytį visuomenėje šitų klausimų. Gal aš naivioje kažkoje planetoje gyvenu, bet nežinau, būtent iš savo profesinės srities aš vis matau daugiau ir daugiau žmonių su galios pozicija, kurie mato prasmę susikalbėjime su, tarkim, žemesnio statuso žmonėmis. Aš tai tą irgi pastebiu, kad tai yra labai kreipiamės dėmesys. Kartu, kur pastebiu, kur yra mažiau, tai yra šeimininiuose santykiuose. Tai yra, kad jeigu mes gyvenam kartu 5 metus, tai kaip tu gali nežinoti?
Kaip tu gali nežinot, ko aš dabar noriu, ko man reikia. Vat dabar noriu, kad apkabintų. Vat ir laukiu. Neapkabina bjaurybę. Vis. Ir tai apie nesusišnekėjimą? Man tai apie nesusikalbėjimą. Nes vietos nėra, nes jeigu noriu, tai tas turi išsipildyti. Toks magiškai kažkaip tai turėtų atsirasti, nes tai jeigu aš rūpiu, tai jau žinotų, ko man čia dabar reikia. Tai yra apie to tokią telekinetinį mąstymą ateina kalba. Gyvenimas prielaidomis. Aš darau prielaidą, kad tu jau žinai. Aš darau prielaidą, kad tu jau supranti. Man toks aš tai pavadinčiau lūkesčiu. Lūkestis, taip. Tai yra, kad vis tiek jau pažįstame jau nemažai metų, kartu gyvenam, tai kaip tu gali dabar nežinoti. Tai jeigu jau pažįsti, jeigu myli mane, tai jau žinosi, ko man čia reikia. Tipo, kai susipažįsi su kitu žmogumi, iš karto atsineši savo instrukciją savo paties, sakai, jeigu aš tyliu susukęs į langą ir žiūriu, tai iš tiesų tau gali pasirodyti, kad aš visiškai nenoriu, kad prieitum prie manęs, bet pasirodo, aš noriu, kad tu prieitum, paklaustum šitai konkrečiai iš tos frazės ir dar mane apkabintum. Net jeigu sakau ne. Net jeigu ir sakau ne. Tokie žmonės labai dažnai nusivilia gyvenime. Ir partneriu. Viskuo. Taip. Situacija. Tavrasme, jie patys save pasmerkia tai nelaimiai. Nes taigi taip nebus. Bet atpažįstat save tame, kai kartais norisi, ir norėtus, kad kitas suprastų. Man tai kažkaip žmogiškai skamba. Mažai realistiškai, bet labai žmogiškai. Norisi, kad suprastų, bet aš esu nieko prieš, kad tai iškomunikuot. Kad ar gali dabar, pavyzdžiui, tai tau nebūdinga, bet supras, kad man dabar, pavyzdžiui, reikia erdvės, arba reikia apkabinimo, arba reikia tiesiog, kad tu mane išklausytum. Aš paprašau, kaip aš dabar pasakysiu, aš noriu, kad tu mane apkabintum. Taigi neromantiška. Romantiška būtų, kad tai prieitų ir apkabintų. Čia dabar su instrukcija. Reikia dabar instrukciją duoti žmogui. Bet jeigu ateina apkabina tada, kad tu nenori, tai irgi yra tas pats nesusikalbėjimas ir kyla skandalas ir taip toliau. Tai nesuprato, kada nenuskaitė tinkamo laiko. O susikalbėjimas yra tai tada, kada sutampa? Man atrodo, kad susikalbėjimas, kai abi pusės lieka su aiškumu. Ja, man labai įdomi vieta palėtė, tai yra susikalbėti, tai jeigu uždėti lygybės ženklą, kaip mąstyti, pavyzdžiui, vienodai arba sutikti, tai yra, kad skirtumo negali būti. Jeigu dėtumėm čia šalia susikalbėjimą, tai manau, kad nemažai žmonių tame gyvena, tai yra tikisi, kad jeigu mes susikalbam, tai reiškia, kad daug dalykų sutampa, skirtumas kaip tik atskiria ir skatina nesusikalbėjimą. Tai su tuo psichoterapiniam darbe dažnai tenka susidurti, kad būtent tarsi skirtumas yra tas kaip nesusikalbėjimo šaltinis, nors su tuo visiškai nesutinku. Ir aš nesutinku, ir man atrodo, kad čia tai nėra toksai, kad kaip kokia lygtis, kad pukšt paėmė, įsisprendė ir gauni tiksliai tokį atsakymą, kad susikalbėjimo pasekoje gali būti keli variantai. Gali būti, kad abudu pasakė, kaip jaučiasi ir ko nori, tai nesutapo, bet abudu buvo išgirsti ir suprasti. Taip. Ir nebūtinai susitarę, bet išgirsti. Tai čia manau, kad jeigu žiūrėti iš tokio, iš rezultato prizmės, tai nesusitarė, tai kaip ir tikslas nepasiektas. Bet jausmiškai tai žymiai arčiau tada to žmogaus. Ir ką būna patiriu su poromis darbe, tai labai tą nenori daro, kad tai mums taigi reikia susitarti. Tai aš manau, kad susitarsim, bet dar ne dabar, dar kol kas vienas kito neišgirdom. Kai išgirsim, tada susitarimai kažkokie tai tokie būna iš tikrųjų labai netikėti po kurio laiko. Jie ateina patys ir jie netgi nustebina, nes dažnai būna nei vienas, nei kitas variantas, kažkoks tai visai kitoks, apie kurį dar nebūtų pagalvoję. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, noriu ledų, aš dabar noriu eiti pasivaikščioti.
Tai, nedėra dabar, kaip čia mes stosim ledu, bet jeigu mano partneris žino, kuo man yra svarbu dabar, tai aš jeigu leidžiu partneriui sužinoti, tai jau žinos daugiau apie mane. Tai nereiškia, kad nueisim ledu, bet žinos labiau apie mane, kuo man dabar yra svarbu, kaip aš dabar gyvenu, gal man dabar yra labai karšta, pavyzdžiui, elementariai. O gerai, o tarkim, taip žmonės pasisako, ne, ir skirtingi tie dalykai. Tarkim, vienas nori pasiaiškinti, kitas nori ledų. Ir nesusitiko, ne? Ir ar nėra taip tokia baimė, ar nėra vienas iš priežasčių nesusikalbėjimui, baimė pamatyti skirtingumus, kurie atrodo, einamuoju momentu nederantis, kad nelemta susitikti. Jie potencialiai gali atitolinti. Manau, šita yra baimė, kad skirtingumas gali atitolinti vienas nuo kito. Nes jeigu mes dabar nesusitarsim, tai yra, jeigu nenorėsim dabar to paties, tai kaip tada mes galim būti. Ir su kiekvienu tokiu išsiaiškinimu mes galėsim pamatyti, kad vis daugiau ir daugiau yra skirtingumo ir vis mažiau ir mažiau yra bendro. Tai aš jau geriau, renkuosi gyventi kažkokioj iliuzijai, kad viskas yra gerai ir mes čia kartu ir mes deram. Tuo pačiu jausti kartėlį ar nuoskaudą, kad nepatenkinami yra mano kažkokie lūkesčiai ar manęs negirdi. Bet bent jau yra iliuzija, kad viskas pas mus yra gerai. Pas mane gal ir ne taip, bet pas mus viskas yra gerai. Ir todėl vengiam. Man taip skamba, kad gali būti ir tokia priežastis. Aš turiu pavyzdį iš labai ryškų sau, bent jau iš darbinės veiklos, kuomet kažkada mes 4 kūrėm organizaciją su kolegom ir vėlgi mes 4 kaip ir idėjos autoriai ir diskutavom ilgai daug visais rakursais apie tą idėją ir atrodo, bendraminčiai, einam, kūriam, darom, matom vienodai, einam ten pat ir veikiam taip pat. Mes periodiškai vis darydavomės bent jau kartą per metus tos tokius didžiuosius susitikimus, kur aptardavom, kaip mums sekasi, ar mes nepametėm krypties ir panašiai. Ir berods ar po 4 metų vienam iš tokių susitikimų, kuomet mes aiškinomės, ką mes čia sukūrėm, kaip mums sekasi, kodėl nesiseka kažkas, po 4 metų vaikščiodami ir kalbėdamiesi apie tai, ką mes čia veikiam, supratom, kad visą tą laiką mes, taip grubiai sakykime, visi 4 žiūrėjom į visai skirtingas pusės ir kūrėm visai skirtingus dalykus. Netgi ta pati idėja, ta pati organizacija ir atrodo siekis tas pats, kad tai atsirastų, kad gimtų kažkas tai naujo, visai iš skirtingų pusių. Vienas galbūt žmogus žiūrėjo į tai kaip į pelno objektą, kitas žmogus žiūrėjo galbūt kaip į savo idėjos gyvenimo prasmės realizavimą, įprasminimą, trečias žiūrėjo kitaip, ketvirtas dar kitaip. Ir skirtumas tame, kad visų siekiai yra kaip ir geri, bet vystantis organizacijai ima kirstis keliai. Ir vienas pradeda trukdyti kitam. Ir būtent tas nesusikalbėjimas, kuris truko labai ilgą laiką, nes nesigilinom į smulkmenas, į detalės. Ir atrodė, kad tai yra savaime suprantami dalykai, kad taip mes visi to norim. Kaip kitas gali to nenorėti? Pasirodo, kitas norėjo to, bet truputį kitaip. Ir taip mūsų keliai išsiskyrė. Tai yra, kiekvienas pradėjom kurti tai, kas kaip matėm tą idėją. Tai kam tas susikalbėjimas tada reikalingas? Mano galva, šio pokalbio metu man labai atsiskyrė galvoj, mes kalbam ir man atrodo, kad pasikalbėti, išsikalbėti ir susikalbėti yra visiškai skirtingi dalykai, su visiškai skirtingais tikslais. Ir jeigu kalbam apie susikalbėjimą arba nesusikalbėjimą, man atrodo, kad čia kalbam apie labai konkretų tikslą. Tai yra mes kažko siekiam. Ar kartu, ar individualiai, bet tai yra siekis. Siekis sutarti vieningai, susikalbėti. Tai yra
gali būti labai daug pokalbių, kurie baigėsi tuo, kad kiekvienas lieka su savo mintim arba su savo sprendimais, kas ką darys ir tai yra gerai. Bet kai mums reikia priimti kažką tai bendro, tada mums reikia ir susikalbėti apie tai. Aš matau čia pavojų susikalbėjimą sutapatinti su susivienodinimu. Tai yra, kad sutaptų. Nes jeigu pagalvoti, kaip mes būtent kuriame aplinką, tai yra daugybė sakinių, ties kuriais mes nesam susitarę. Dėl šito esam susitarę, kad nesam susitarę. Kartu, nors ir visai kitus žodžius įvilktumėm, prasmė yra pakeliui. Tai nereiškia, kad jinai yra vienoda. Tai nereiškia, kad yra skirtingi tikslai ir vienodi. Tai yra, mes einam kiekvienas su savo tikslais ir tai nemaišo tiesiog. Tai yra, jie nepersikerta, jie neišsiskiria, tai yra į tą pačią pusę, bet tai nėra vienoda. Tai nėra suvienodėjimas. Mūsų pokalbiai, kai būdavo su tikslu susivienodinti, mums tai sėkmingai nepavykdavo padaryti, nes mes nesusitardom ir nieko neužrašydom galop. O jausmas tai likdavo, kad, man atrodo, kad lyg yra apie tą patį, bet yra tam tikrų tokių niuansų, kur kažkiek tai skiriasi, bet nepersikerta. Ir kai mums to pradėjo užtekti, mes pradėjom žymiai greičiau važiuoti. Kai nebandai, gerai taip grubiai pasakysiu, kai nebandai užrašyti, tai yra iškalti akmenyje kažkokių tai žodžių, minčių, frazių, bet yra tas bendras jausmas, kad mes susikalbam, tu tai įvardini savais žodžiais, aš savais ir mums taip tinka, bet jausmas, kad mes apie tą patį yra, tai jau manau, kad yra susikalbėjimo tam tikras lygis. Taip. Bet tai nėra vienoda. Tai nėra vienoda. Man ką norisi atskirti, tai kartais būna tikslas susivienodinti ir tai ir yra tos pinklės, į kurias galim papulti. Vėlgi aš sakyčiau, kad tai yra pakankamai sąmoningų, išmintingų, plačių pažiūrų, ar kaip norit pavadinsit žmonių bruožas, yra nebandyti privesti prie to, kaip tu manai, kaip tu įvardini ar kaip tu matai, o kito matyme pamatyti savo prasmę. Tai vėl grįžtam prie to, kad susikalbėjimas yra pamatymas kito žmogaus matymą. Patyrimą, tai yra nuėjimas iki kito žmogaus, pamatymas, kaip jisai gyvena. Galiu su to sutikti, galiu nesutikti, tai ne apie tai, bet tiesiog, kaip žmogus gyvena, kaip mato ir grįžtu pas save. Perprasti kito žodyną. Tai yra, mes skirtingus žodžius naudojam tam pačiam reiškiniu apibūdinti ir aš perprantu tavo žodyną ir sakau, taip, mes kalbam apie tą patį. Bet tai vėlgi yra noras ir siekis iš kažkurio tai pusės. Idealiu atveju tai abipusis reiškinys. Bet labai dažnai tai būna tik tai viena pusė, kuris tengiasi tai pamatyti ir sakyti, okei, taip yra, mes apie tą patį. Nes tas pats, pavyzdžiui, susitarimas, kai yra, pavyzdžiui, siekiama kompromiso, tai manau, kad yra du keliai. Tai yra, galima siekti kompromiso, kad abu būtų nepatenkinti. Tai yra, kažkas kažko tai atsisako tam, kad įvyktų susitarimas. Ir kitas, būtent toks susitarimas yra, kur aš atsinešu tiek, kiek man reikia ir tai nekliudo kitam. Tai yra, kad kiekvienas suneša ir tai nekliudo. Tai yra, tai nepersimaišo, tai yra pasiimamas tiek, kiek reikia, tiek, kiek galim susitarti. Tai yra tiek, kiek nepersikerta. Bet tai nėra susivienodinamas, kur reikia kažkokiu tai svarbių dabar dalykų atsisakyti, vardant to, kad įvyktų susitarimas. Nes manau, kad jisai tada būna netikras, vis tiek lieka nepasitenkinimo jausmas. Taip, ir kartu man dar kas yra apie to tokį susišnekėjimą, kad tarsi tas, nežinau, objektas arba tikslas, apie kurį jūs kalbat, jisai yra tarsi per centrą, o tie žmonės, kuriems rūpi tas dalykas, jie žiūri į jį. Ir kad galima jį puoselėti, kaip ir namus, ne? Kad vienas žmogus gali, abudu gali sutarti, kad
mums rūpi, kad namai būtų švarūs. Taip rūpi. Vienam labiau patinka valyti langus, tarkim, kitas nekenčia valyti langų. Kitam labiau patinka siurbliuoti. Ir vienas valo langus, kitas siurbliuoja ir namai švarūs. O trečias, pavyzdžiui, pasirūpina, kad nebūtų perteklinių daiktų. Taip, taip prasme. Ir vat taip man yra apie susišnekėjimą. Kad tai nereiškia, kad visi turi pulti, visi 3 valo langus, arba visi 3 daiktais pasirūpina, arba visi 3 siurbliuoja kartu. Man atrodo, tai, ką mes norėdavom anksčiau pasiekti, ne, tai yra, kad visi masiškai darytų tą patį ir vienodai suprastų. Ir kad tvarka tą įsivaizduojama, atrodo, idealiai vienoda. Čia aš per tvarkos metaforą einu, ne? Bet kai galvoti apie tai, kad rūpi gerbuvis ir kad kiekvienas skirtingai gali to gerbuviu pasirūpinti iš savo pusės, bet matyti, kad viskas nuo to klesti, tas padeda ir santykiuose, man atrodo, ir bendram tikslui padeda. Kad nebūtinai būti tokiu pačiu ir identišku, arba ir kai nustoji norėti savo tiesą iškalti, ir kad visi nusilenktų prie tavo tiesos. Tada lengviau yra susišnekėti, kai tu matai, kad tai praturtina. Tavęs nesulaužo, bet praturtina bendrą reikalą, kai nesusitapatini, kad tu lygų namai. Arba, namai pagal tave yra namai poros arba šeimos. Gal aš jau per toli per metaforos nuėjau, bet tikiuosi suprantat, ką aš turiu omeny. Kaip ir mūsų 3 dabartinis pokalbis. Jeigu mes galvotumėm, kad turim kažkokį tipinį variantą, kaip mes įrašinėjom tinklalaidę ir tik šitaip, tai būtų sudėtingiau mums susišnekėti, negu mes susišnekam. Jos tiesiog nebūtų tos tinklalaidės, man atrodo. Labai greitai prasiskirtų matymai. Norėčiau, kad kada nors ir prasiskirtų. O mane jau ilgą laiką persekiojo tokia mintis ir aš ją pakankamai tikiu, kad vis tik žodžiai buvo sukurti tam, kad žmonės galėtų susikalbėti, bet man atrodo, kad jie labiausiai mums trukdo tai padaryti. Sutinku su tavimi, kol kas mes neturim kito būdo, žmonės. Ir dažnai atrodo, kad kuo jų daugiau, tuo tampa painiau. Tai dėl to mūsų, pavyzdžiui, susirinkimai būna, bent jau seniau mes ką darydavom, tai yra, ar vietoj to, kad užrašyti kažką, tai klausdavom, ar yra jausmas, kad susikalbam. Tai yra, kad jeigu visi jaučiamės, kad susikalbam, tai reiškia, šitą klausimą galim jau padėti į šoną, nes to užtenka. Tai yra, tai jau yra pakankamai gerai, good enough, kad galima jau laikyti, kad, užtenka. O jeigu bandom užrašyti, tai tada reikia kitą sinonimą pavartoti, čia reikia kablelio, čia biški kitokia sakinio konstrukcija turėtų būti, dabar pakeitėm, dabar man jau nebeskamba, kitam labiau skamba, ir prasideda. O tas būtent jausminis dalykas, ką mes užfiksavom, tai mums labiausiai padėjo susikalbėti. Tai yra, kad jeigu yra jausmas, kad jau susikalbam, tai užtenka. Nors naudojam absoliučiai skirtingus žodžius, kitur akcentus sudėliojam, tai yra labai skiriasi, kaip mes kalbame. Kartu yra jausmas, kad mes apie tą patį. Tai mums to ir kai pradėjo užtekti, manau, mes labai kitų tempų pradėjom judėti. Man atrodo, kad šitam reikalui labai reikalingas didžiulis pasitikėjimas, kuris ateina gal su laiku, gal įvyksta stebuklas, nes kam reikalingas tas išgrynintas užrašymas, čia mano toksai matymas, ne tam, kad galėtum sugrįžti ir pasitikrinti ir parodyti pirštu, kad taip, konkrečiai šitaip susitarėm, ar ne? O kam reikia? Tuo atveju, jeigu tu nepasitikė, galvoji, kad kitas žmogus pamirš, kad nesusišneki reiškia. Jeigu reiškia iš tiesų nesijauti susišnekantis, būtent tam jausminiam prasme, reiškia yra tikimybė, kad ne tu, nes tu tai jau užrašai gražiai, ne? Kad kažkas pamirš, o tu jį paskui atvesi už rankytės prie to akmens, kur iškaltas, sakysi, va matai,
tarėmės tai šitaip. Ir šitas žodis tikrai va, šitą Ir reiškia. vis tiek vienas gali perskaityti vienaip, kitas kitaip. Būtent. Tai tam ir atsirado teisininkai. Nes toksai tas atrodo, tarsi, turi būti būtinai užtikrintas kažkaip, kad va šitaip. Ir reikia, tai geriausia tada rašyti sutartį ir pasitvirtinti pas notarą tada. Aš kartais pagalvoju, kad aš moku labai daug kalbų. Nors visos jos lietuviškai, bet moku labai daug kalbų, kai kalbu su skirtingai žmonėm. Ir tie žmonės gali nebūtinai būti mano giminė, artimi, draugai, bičiuliai, kolegos. Tai gali būti pavieniai asmenys, su kuriais aš galbūt 1-2 kartus gyvenime tik tai susitiksiu, daugiau jų nematysiu. Bet man visada yra svarbu suprasti, ką žmogus man nori pasakyti. Net jeigu tai yra ir beveik apie nieką, man labai yra svarbu suprasti, kaip žmogus mąsto, kaip jisai išsireiškia, kas jam yra svarbu šiuo momentu, kuo jisai nori su manim pasidalinti. Ir dabar galvoju, kodėl po velniais man tai yra svarbu, jeigu aš to žmogaus gal gyvenime nebematysiu. Ir man tai yra svarbu dėl jausmo, kuris lieka po to. Kokio jausmo? Aš jaučiu pilnatvę. Mhm. Po tokio pokalbio, tai yra, net jeigu tai yra monologas iš vienos pusės, aš bandau suprasti ir išsiaiškinti, aš jaučiu pilnatvę. Man yra įdomus žmonės, man yra įdomus jų patyrimai, net jeigu ir turinys nėra ten kažkoks praturtinantis, ar aš jau tai žinojau, aš nežinau, kaip tas žmogus mąsto. Ir kartais tam tikri mąstymo modeliai, aspektai, ar kaip vieni ir kiti žmonės interpretuoja tos pačius dalykus, vėlgi tai mane praturtina. Ir kitas dalykas, santykis, kuris užsimesga, kai tu nuoširdžiai dalyvauji pokalbėje, nuoširdžiai klausai žmogaus ir stengiasi jį suprasti, tu, kad ir nebyliai sulauki iš kitos pusės tokios kaip ir padėkos, kad ačiū, kad buvai. Ačiū, kad išklausėjai ir pasistengiai mane supras. Mes esam tokie padarai, kurie iš tiek jaučiam, ar kitas išgirdo ar ne. Gal taip aiškiai vardinti, iš ko tai ne visą laiką pavyksta, bet jaučiam. Tas, ar jaučiuosi išgirstas, Taip. Išgirsta? Taip. Ir man va šitoje vietoje ir hierarchija dingsta. Jeigu matai tame prasme, va tokia, apie kurią mes čia dabar kalbam. Kiek tokių bepročių kaip aš, kurie savo laiką gaištų tokiom nesąmonėm. Aš manau, kad vis Yra? daugėja. Taip. Gyvensim mano pasaulį. Gyvensim mūsų pasaulį. Mhm. Nes vat, su kuo dar prisimenu, vat, neretai susitinku, tai yra vat, tas girdėti kitą, tai išgirsti, tai reiškia pritarti. Ir tada labai toks kyla pavojus, kad kito realybė apibrėž manąją realybę. Labai pavojingas reikalas tada, nes iškyla mano matymui, pačiam brangiausiam ir geriausiam matymui pavojus, kad kažkas tai gali tame pasikeisti. Tai tada labai reikia saugoti. Manau, iš to ir kyla ginčiai. Kad jeigu kitas mato kitaip, tai reiškia, kad reikėtų parodyti žmogui teisingą kelią, nes biškai netaip mato ir tada prasideda įrodinėjimas. O būtent išgirdimą aš sieju su tuo, kad žmogus gyvena taip, aš galiu kitaip gyventi ir tas skirtumas nėra kažkoks tai blogis, plus nėra vieno kažkokio tai matymo, tai yra objektyvios kažkokios tai realybės, kurio apibrėžia pasaulio. Vis tiek mes matome šiek tiek skirtingai tos pačius reiškinius ir tai nėra blogai. Aš dar prisiminiau keletą variantų, kuomet man asmeniškai tampa sunku arba net neįmanoma susikalbėti, o kai kuriais atvejais iš jų galbūt galima, jeigu turi tokių norų ir tikslų, pasinaudoti situaciją ir pasinaudoti tuo žmogum ir pasiekti savo tiesiog. Tai yra tokie psichologiniai galbūt aspektai, kai kalbi apie kažką, kas yra labai jautru pašnekovui ir tu palieti kažkokią jautrą stygą ir žmogui tampa sunkiau apie tai kalbėti ir diskutuoti ir susitarti. Tai čia jeigu būtum linkęs į manipuliavimą kokį nors ar savo tikslų siekimą, tai galėtum pakankamai lengvai palaužti tokį žmogų. Tiesiog, kad jis yra apimtas tam tikros emocijos.
Taip pat su itin jautriais asmenim kalbėtis. Tai yra, kai juos pakankamai lengva įžeisti, pažeminti, sumenkinti. Tai yra, kad jų nuomonė nesvarbi, neklausyti. Tai yra kalbėti pakeltų tonų, pertraukinėti, nukreipti dėmesį. Jautrus asmenys į tai labai stipriai sureaguoja ir jie dažnai links į tavo pusę arba neišreikš savo nepritarimą ir tiesiog tu vėlgi pasieksi savo, bet apie susikalbėjimą čia jau nėra ką kalbėti. Tiesiog man atrodo, kad kai aš pamatau, jog paliečiau jautrą temą arba kalbu su itin jautriu asmeniu, tai aš stengiuosi arba keisti temą, to neliesti, jeigu žmogus nori apie tai kalbėtis apie tai, kas jam svarbu. Ir dar yra momentų, kai, ką Eglė sakė, kalbi su visažiniu. Tai apie susikalbėjimą čia irgi dažnai nebūna, nėra variantų susikalbėti, nes jisai ir taip viską žino. Jis geriausiu atveju apsimes, kad tave išgirdo ir vis tiek pasakys savo ir sakys, kad va čia, ką tu pasakoji, tai čia nesąmonė, bet va ką aš žinau, tai va čia yra iš tikrųjų va taip. Ir net niekada neleis savo tokios minties, kad kita pusė vėlgi gali būti teisė, ar kad kitos pusės siūlymas gali būti irgi vertas pabandymo bent jau. Tai visus šitos momentus aš stengiuosi atpažinti, ne visada atpažįstu, bet kai atpažįstu, aš tiesiog pastebėjau, kad mano veiksmas yra, kalbant su visažiniu, tai yra pasišalinti. Tiesiog patylėti, nesivelti tolimesnės diskusijas ir suprantu, kad neverta. Su žinančiu asmeniu sunku tokį žmogų paliesti. Nes žmogus jau žino, tai jis toks sunkiai paliečiamas tada. Aš galvoju, iš kur tas žmogus tada viską sužino, jeigu jis negali eiti į tokią lygiavertį pokalbį su kitu asmeniu ir keisti. Tai ne iš asmens tikriausiai, iš kokių nors knygų, iš filmų. Žinių. Man tai natūraliai tai kyla, ta prasme, erzulys arba noras paprovokuoti, o dažniausiai tai aš noriu vengti tokių žmonių. Atsiprašau, bet iškilo ką tik vienas prisiminimas, realus atvejis, mano močiutė ir mano prosenelė, tai yra mama ir dukra. Ir močiutė atėjo pas savo mamą, pas mano prosenelę ir sako, mama, man vėžys. Ką tik sužinojus po gydytojo, kad paskutinė vėžio stadija, prosenelė atsako, tau tai vėžys, o man tai kaip galva skauda. Tai, o čia, ta prasme, baisi, bet ir komiška situacija apie tai, kiek mes suteikiam svarbos kitam asmeniui ir jo problemai. Ir man kažkaip atrodo, kad kartais tikrai pasimiršta šitas dalykas, kad kartais ateina į galvą, kartais pasimiršta, kartais atrodo, kad visai neblogai būtų prieš pokalbį paklausti savęs bent jau, ko aš noriu šito pokalbio. Taip. Tiesiog, ko aš noriu šito pokalbio. Ir taip sąžiningai savo atsakyti. Žinau, kad tai yra, ne visą laiką pavyksta, bet tikrai būtų neblogai, nes jeigu norisi tiesiog pasisakyti, gal kartais ir norėtųsi sakyti, kad tu manęs tiesiog paklausyk, aš noriu pasidalinti tuo. Jeigu turi tokį žmogų, fantastika. Jo, ko dabar gyvenu. Taip, prieš laidą aš šnekėjom apie tai, kad aš jūsų paklausiau, kiek kainuoja valanda pas terapeutą, tam, kad aš kartais noriu save išgirsti iš šono. Tai kai neturi, kas tai atspindi, tai eini pas specialistą. O mes susikalbam? Dabar. Jausmas taip, kad taip. Aš jaučiuosi jūs išgirdusi ir jaučiuosi pasikeitusi po mūsų šitą pokalbį. Tai kaip ir sakiau pačioj pradžiai. Kaip mano vidus vertina, kokios yra vidinės mierkos apie tai. Ar aš susikalbu, ir ar aš jaučiuosi išgirsta, ir ar aš jaučiuosi girdėjusi. Tai jaučiuosi. Ar suvienodėjom? Mes ir taip per daug vienodi. O man atrodo, kad mes nesuvienodėjom. Jie mato, kad mes vienodi, o aš matau, kad mes skirtingi. Mes vienodi matymo, mąstymo platumo turbūt taip. Ir tas nekliudo kalbėtis, nes lyg ir akcentuojam vis tiek pakankamai skirtingus dalykus.
kas mums yra svarbiausia ir vis tiek, jeigu lieka jausmas, man tai irgi yra jausmas, kad susikalbam, tai gal to ir tai reikia. Būtent jausmo, o kas, manau, mums šiandien padėjo, tai yra tokie du žodžiai klausytis ir girdėti. Tai kai ausis veikia, tai nereiškia, kad išgirsti. Ir tas auksinis posakis, kai burna atsidaro, ausis užsidaro. Būtent. Tai kai norisi kažką tai pasisakyti pašnekovui dar nebaigus savo pasisakymo, tai tikėtina, kad kai jau kilo tas noras, tai jau nustoja ir klausytis. Gal reikia laukti tada, aš dabar galvoju, kas padėtų, nes kartais žinai, kad jo, žinau, arba ateina tūkstančiai, jau ten šuoliuoja raiteliai, tai gal galvoti, kad o pabaigoje jis ištrauks, įdomu, ką jis ištrauks iš kepurės. Kaip kokį, laukti tos pabaigos su tokiu, kad gal nustebins. Ar tai nebūtų dėmesio, ne į tą fokusavimas, čia dar irgi atskiras klausimas. Aš kažkada gavau labai gerą patarimą. Tai yra, kai kalbėsi su pašnekovu ir tau kyla viduj tas nenumaldamas noras, aš noriu pasakyti, noriu, čia dabar labai labai gerai, aš čia labai gerą, žinau. Nesvarbu, kad tam žmogui dabar labai gerai ir tu nutrauksi jo mintį ir visą kitą. Tai yra, patarimas buvo toks, kad pasilaikyk. Jeigu pašnekovui baigus, tu vis dar norėsi tai pasakyti ir bus vieta ir laikas tai pasakyti ir tu nepamirši, tai vadinasi iš tikrųjų verta ir reikia pasakyti. Bet jeigu tu pamiršai, arba tam nebe vieta ir nebe laikas, tai tai buvo akimirka. Labai daug paralelinių procesų turi vykti tuo metu, kai girdi. O taip. Bet ne taip ir lengva susikalbėti, pasirodo, bet manau, kad kažkiek tai praskleidėm šitą temą. Tikiuosi bus naudinga ir klausytojams. Kaip norėčiau pasikviesti pašnekovą kokį nors, su kurio tektų bandyti susikalbėti, išmokti kalbėti jo kalbą. Labai įdomu. Gal kada ir pasikviesim. Šiam kartui gal jau stojam? Taip, ačiū Jums už fainą pokalbį. Ir ką, iki sekančio? Iki. Iki.